Pristatysiu vieną paprastą idėją. Ši idėja atrodo elementari, tačiau ji padarys tave turtingu. Iš kiekvienų 10 eurų, kuriuos uždirbi, pirmiausia atsidėk 1 eurą ir tik tada išleis visus kitus pinigus. Neišleis pinigų parduotuviai, neik į kavines, tol kol neatsidėjai to 1 eurą. Skeptikas pasakytų: aš neuždirbu tiek, kad galėčiau atsidėti 10% savo algos, o žiemą tai iš vis vos susimoku už komunalinius. Žmogau, jei tu rimtai nori tapti finansiškai nepriklausomas, turi prisiimti atsakomybę už savo veiksmus. Pažvelk savo išlaidas. Negi negali atsisakyti nesąmonių, kurias perki kas mėnesį. Tik pagalvok, atsisakius beverčių dalykų šiandien, tu ateityje galėsi turėti viską, apie ką svajoji. Galėsi keliauti aplink pasaulį ir negalvoti apie pinigus. Galėsi nusipirkti svajonių mašiną. Ar pasistatyti tą gražų namuką prie ežero. Aš pardaviau savo automobilį už 7000 eurų. Dar turėjau susitaupęs 5000 ir visus šios pinigus investavau su 10% metiniam palūkanom. Kiekvieną mėnesį atsidėjau 10% algos ir tai buvo 100 eurų. Ir tai reiškia, kad po 10 metų nieko nedarydamas aš turėsiu virš 50 000 eurų savo sąskaitoje. Iš kiekvienų 10 eurų, kuriuos uždirbi, pirmiausia atsidėk 1 eurą ir tik tada išleis visus kitus pinigus. Nedirb pinigams, leisk jiems dirbti už tave. Pradėk mąstyti.